O kas čia? Kas čia? Nusipirkom kalvelės ir vandenilio. Telefoną užsimetam ant krovimo, nes kontentą kūrėm, vienus dalykus krovėmės, kitų nesikrovėm. Visų procesas. Kaip skaniai kvepia kalvelė graikiška. That's it. Ready to go. Kalnai pasiruošę. Teisybė. 15 kilometrų. Artėjam link Makedonijos. Pažiūrėkit, kas per kalnelis po dešiniai pusė. Kas per kalnelis, kas per vaizdelis. 25 kilometrai. O kas čia? Kas čia? Kas čia publika? Kas čia yra? Apelsinai auga? What the hell? Apelsinanukas čia gal? Paragausim, pirmą kartą matau persimonus augančius, persimonai. Jūs matot kokios vynuogės didumo. Išausim vynuogę. Kosmosas, va kokią kelią pasimėm. Biškį nusiklausim. Aišku, čia prie kelio gal nelabai gerai. Bet aš manau vis tiek ekologiškas vynuogėlis. Kaip bebūtų. Bet dabar vynuogių pakatosim. Čia buvo stengtasi vieno aukšto praktiškiausia, kaip sakyt, senatvėj galvojau iš tą variantą padaryti, nes vis tiek senatvėj laiptais į antrą, trečią aukštą tikrai praktiškumo nėra. Čia va vieno aukšto atelė, ramiai savo iš vieno kambarį į kitą galima pavaikščioti. Tai jokių problemėlių. Nu aišku, yra užlipimas ant stogo, kurį nedažnai jau, kaip sakyt, tenka naudot, bet terasėlė ant stogo tiesiog atsiveria. Čia toks, kaip sakyt, lubos stiklinės dėl šviesos. Marmuriniai laiptai. Nu va toks tas vaizdelis, šašlykam pasikep, gimtadienius atšvest. Su draugai, šeima. Su vaizdu į kalnus.